Sausio 13. Kas tai? Praeitis, dabartis ar ateitis? Sausio 13 pirmiausia mums, tie, kurie matėm tos įvykius, tai yra ateities kūrimas per didelę auką. Auką jaunų ir vidutinio amžiaus žmonių. Ir aš žmogus, kuris savo akimis regėjau tą skausmą, tą baisumą, nes būdama gydytoja norėjau padėti jiems. Padėti išgyventi, padėti Loretai, padėti kitiem, dėja nepavyko. Šiandieną mes esam dėkingi tiems, kurie nepabūgo mirties, kurie paaukoja savo brangiausią turtą, gyvybę, vardan laisvės ir nepriklausomos Lietuvos. Todėl kviečiu, įsisekim neužmirštuolę, gėlę, kuri mums primintų tą šviesų, gražų žygdarbį vardan mūsų vaikų ir anūkų šviesesnės ateities.